Šiandien noriu pasidalinti su jumis vienu receptu, kurį mes mėgstame kartu su Raimiu pasigaminti penktadieniais, kadangi penktadienis pas mus yra picadienis. Žinoma, naminė pica yra neginčitinai skaniausia, bet dabar aš jums pademonstruosiu, kaip galima pagaminti šaldytą picą, kuri beveik priliktų naminiai. Tai yra, kur gausiai, riebiai, sočiai būtų visko užkrauta ir skanu. Pirmas etapas būtų, jog mes pasiruošime, pasipjaustome smulkiai svogūną, papriką ir pievagrybius ir visą tai dedame gražiai išdėliojame ant picos. Tuomet dedame piculę į įkaitintą orkaitę, kad padas picos sušiltų, o ingredientai apkeptų. Aš labai džiaugiuosi šitą tradiciją penktadienio, kada mes gaminame picą, nes jinai leidžia tobulėti, kadangi kiekvieną kartą ją norisi paruošti naujai. Tai gali būti, jog tiesiog maisto produktai bus išdėlioti kitaip negu buvo prieš tai, arba galima įnešti visiškai naujų ingredientų, kurie paįvairintų skonį. Žodžiu, norisi stengtis nustebinti ne tik pačią save, bet ir partnerę. Ir žinote, tai ir yra darbas santykiuose, kaip kad per tokius paprastus dalykus, kaip kad šiuo atveju picos gamyba. Kai jūs nuoširdžiai, atvirai ir taip atsidavusi kažką dar dėl kito žmogaus, tai tas tikrai neliks nepastebėta. Ir visiškai nesvarbu, kokia veikla jūs užsiemate, ką jūs norite padaryti, ar tai kažką pagaminti, ar tiesiog anekdotą kokį pasakyti, ar tiesiog apkabinti. Jeigu jūs esate atsidavęs tam procesui ir norite nuoširdžiai kažką gero padaryti dėl savo žmogaus, tai nedvejokite ir padarykite. Nesileiskite, kad kasdienės rutinos tie šalti ir pilki gniaužtai pasiglemžtų jūsų santykius. O, kaip gardžiai atrodo, jūs tik pasižiūrėkit. Nešu picą į lovą, jungiamės filmą ir pradedame ragauti. Ir žinoma, kaipgi degustacija be gero filmo, tad noriu jums parekomenduoti keletą filmų, kuriuos esame kartu su Raimiu žiūrėję ir jie paliko mums gerą įspūdį su giliomis įžvalgomis. Tai teisybę pasakiau, tai tie filmai, kuriuos verta pasižiūrėti ne vieną kartą.